Labuka, kas senai mane matėt, kas nežinot, esu Vilė ir kuriu tiesiog buitinius video apie savo gyvenimą. Ir YouTube'ai nesirodžiau jau turbūt 2 ar 3 metai, taigi sugrįžtu, nežinau, trumpam ilgam, žiūrėsim. Na, o iš pačio ryto buvau numinusi kiniečių siuntinuko, tašiukai taip pat iš kiniečių už 20 eurų ir va toks telefono laikikliukas, kuris patiko, todėl užsisakėm iš kiniečių ir daugiau. Tai vyrui tokį patų sakiau, jau čia kelias savaitės naudoju, toks tvirtas, fainas. Nu ir einu išpakuoti, žiūrėti, kaip realybėje atrodo dar keletą daiktų. Na, pavyzdžiui, pirkom nesenai dviratį man. Čia kainavo jis 290 ir patiko šitie šviečiantis ant ratų, tai vyrui taip pat sakiau. Na, aišku, jie šviečia tik naktį, kai mašinas apšviečia su lempom. Kas labai reta, tai dabar esu viena namuose, tai ramiai ir išsipakuosiu, ką čia gero gavau. Tai dabar ta populiariausia kiniečių parduotuvė labai faina, kad viską į vieną atsiunčia ir nereikia atskilai laukti siuntinukų. Užsisakiau tokį padėklavą. Galim parodyti. Užsimaniau šitokią, nes sakau, gal sumastysiu kokią tešlą minkit. Buvau kažkada nesenai virtinukus darius, tai labai kažkaip stalviršio gaila, nes mūsų stalviršis yra iš parketlenčių. Tai sakau, gal su šito bus lengviau minkyti ir turėtų tešla kaip ir nelipti. Pas mamą užmačiau tokį šaukštą su skylute, užsimaniau ir aš tai. Jau jis pas mane. Taip pat labai patiko šitie. Čia jie yra skirti maišiukus, kai pradarai ir tiesiog juos suspausti. Aišku, labai faina yra, dar molinukė pasiliko stikliniai indai, kur sukraudavau tam visokias kruopas, kažkada reiktų parsivežti ir įsiplaut, bet dabar tiesiog maišuose viską, maišiukuose tai yra viską laikau. Jaudinos kažkaip, senai defilmavau. Šičia tipo kaip langam valyti, kur varstomi apačioj. Čia tie, kur sakiau, ant stipinų šviečiantis. Išsakiau, nežinau, 36 gal kokius vienetus. Čia va šis laikiklis, kur patiko, gerai laiko. Tokias kempinės, fainas, jos neatsimenu kiek kainuoja, bet Lietuvoje kainuoja 5 eurai, tipo be akcija, su akcija gal 3 eurai vieną. Tai čia man rodos už visas išleidau 3, gal 2, net neatsimenu, gal net 1,5 eurą. Ir prisižiūrėjau tokią žaidimą. Čia, nežinau, kažkur iš TikTok'o primačiau ir atrodė visai toks fainas, tai nežinau, gal su Melisa, o gal net su visa šeimyna pažaisim. Tai va, žiūrėsim, ar tik dukrai patiks su manim žaisti, vyrui gal, o gal tiesiog vieną pati žaisiu. Tokias mažas detalės. Maišiuks yra susidėti. Tai čia da, kaip suprantu, kortas atskiriem žaidimam. Čia kaip spalvą turbūt įsirinkti kokią gali. Kaip tą pastatyti daiktą. Sakykim taip, ne? Reikia instrukciją žiūrėti musiau. Bet jau. Kažkas panašaus. Va. Taip va. Galim pažaisti, ane? Kokie fainus. Nu, sakykim, kaip čia galim, šitaip. Pusiausvyrai palaikyti šitą. Na. Man toks atrodo labai fainas žaidimas. Toks, ką žinau. Gal su šeimyna pažaisim? O šiaip iš gabaritų tikėjausi, kai jis bus kažkoks tai didesnis, lengviau sučiupinėjams toks mažom detalėm čia. Bet žodžiu, pažaisim gal su šeiminėlė.
Tai pažiūrėjau, šitos kempinės 3 euros. Nežinau, nesu bandžius iš lietuviškų pirkti, gal geriau valo, bet man visai tos patiko. Jūs taip daugiau putoj tada atrodo, kažkaip susidaro negu paprastos tos kempinės. Ir žaismingos, besišypsančias, su gera nuotaika. O taigi, noriu pažiūrėti ir vyro. Nu, lyg ir toks pats atrodo visiškai. Tas fainas čia, kad toksai švelnus, toks minkštas ir tie tokie šiek tiek paminkštyti ir taip paspaudė, įsidedi telefoną čia taip paspaudė ir užsifiksuoja. Tai, nu, labai man patiko. Gal tiesiog reikia vyrui pritvirtinti, o gal tegu paliksiu pats tegu tvirtinas. Nežinau dar. Ir kur tie stipinai? Stipiniukai, kuriems... Ai va. Va šituos. Šitie tai turėtų lengvai užsidėti. Čia jų tiek daug. Viski. Va. Tiesiog įkišė. Nu, žiūrėsim, kaip jie čia. Mano man rods ilgesnė. Vis dėlto nusprendžiau, einu žiūrėti kaip ant vyro dviračio. Smegenis kokias yra apgavikės. Mano trumpesnį pasirodo. Sakiau vyrui šiek tiek ilgesnius, bet lygiai tokie patys. Tai čia greičiausiai irgi kažkas iš kiniečių buvo užsidėję. O apie tuos krepšius, kur už abudu 20 eurų, tai labai talpus, kaip faina. Vakar buvau parduotuvę nuvažiavus, ar užvakar kažkada? Užvakar va. Ir kuo puikiausiai tilpo maisto prekės. Tai su dviračiu pagrindė dabar į miestą važiuoju, nes miestas man kiek čia 1,5 kilometro gaunas tik tais. Tai, kad tą mašiną nekūrinė, tai tiesiog pasiemu dviratį ir nulekiu. Ir šiaip mėgstam su vyru su dviračiais daugiau pasivažinėti negu su tą mašiną, nes su dviračiais nėra spūsčių, pasirodo. Vienas uždėtas, nu reikia išmokti dėti. Pradžiai atrodo visai sunkiai. Nu, ant visų neužteko, bet tingėjau pavalyti šiaip da, tuos gal reikėjo. Bet, ai. Tai vat buvo 4 pakeliai po 12 vienetų, tai dar 2 tokių pakikų mažų pritrūko. Na va, uždėta. Dabar bandysiu uždėti šitą. Va ir viskas. Įsidedi. Čiukšt. 3,26 eurai. 3,26 ir turi tokį nuostabų dalykiuką. Čia vyrs dar... Oi, išpurvinau biškį. Susitvirtins iki galo. Ir čia buvom tokį iš Norfos nusipirkę, tai toks visiškai nevykėlis, kad telefonai dėtis, nes visiškai tą nereaguoja. Bet čia va daiktadėžė tokia gera. Kadangi abudu kairiarankiai, tai iš kairės pusės ir pritvirtinau. Greitiem pietum, norėčiau sakyti, bet jau gausiuosi vakarienę. Tai kotletuko. Op, op. Yra planų tiesiog kai kur nuvažiuoti. Dar užuolaidos laukia, dar vaikai į darželį pasiimti. Viskas taip greitai, tai tiesiog faršas, druskytė, pipiriukai ir mes jų orkaitę tegu kep. Na, o dabar tinginė pietus vakarienė į orkaitę. Ai, pataikau su ranka. Na, pradžiai kokiam pusvalandžiui gal. Ir
dabar galvoju įsivirti bulvių, pasidaryti bulvių košės. Aš randuoną dabar. Randuonas. O, čia randuonas. Tiek dabar tu. Va šitai randuona. Naudojamės be jo, tiesiog dedam. Dedam. Sinukaku padaryti. Nepalauk. Ne. Nu, žaidžiam? Susiriušiavom atskirai detalės. Nu, dėk. Nu, jis stengiasi to nejudinti. Nu, tas turbūt ties viduriu. Dabar tu eilė. Salimanės. Mama, salimanės. Tiek? Aš marska. Aš dėsiu savo. Langelis. 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 Grius ar negrius, ką manai? Griuvo! A, ne. Atidaryk. Per stipriai uošvinė užsuka. O tavo švilė. Tai šita maža porcijikė melisai. Mūsų mylimai dukrytei. Ir su skaniaisiais mamos agurkiukais. Nu ką, bendrom jėgom bandom susitvarkyti kambarį. Taip, ir nusivalyti langus. Aha. Bandau nevalyti langus. Grįžtu namo, o čia toks vaizdelis. Čia tikra kiaulidė. Pilna kiaulių. Vien kiaulės. O čia du paršiukai. Aha. Va, kambarys kaip ir sutvarkytas. Tik šiandien prie užuolaidų neprieita. Čia šitos irgi kaip ir reiktų gal suraukti, jas gražiau atrodytų. Bet šiaip praskirstomi visai pofik, normaliai. Tai Melisos kambarys toksai sutvarkytas. Čia dar nesujungtas spintas kažkada bus. Šiandien prie savo užuolaidų taip ir nepriejau. Einam su dukra, ką nors įsijungsim pažiūrėti ir eisim miegot. Tai sakai, nori šnekėti?